Esu Gediminas, ūkininkauju Šiaulių rajone, pienininkystės ūkis. Jeigu tradiciškai atsikeliam nuo 6, dirbam iki 12, netradiciškai yra to laisvo laiko, realiai šnekant. Ūkis nėra labai didelis, tai laisvo laiko būna. Aišku, ne tai, kad dienos visos vis tiek nebus laisvos. Dalytuvą nusprendėm, kad efektyvinti pašarų kokybę žiemos metu. Pirmi metai bandėm ir pasiteisino. Kiekis padidėjo mažiausiai 10% pieno. Buvo aktualu, galėjo rinktis, kur atidarimo angą, dalytuvė turėtų būti svarstyklės aktualų dėl pašaro dozavimo. Miltų įterpimo, šienainio, šieno kiekio proporcijas. Šiuo momentu tikrai užtenka, mes planavom, kad pašaras bus pagaminamas ne vienam, o keliems šėrimam. Pilnai pasiteisino, pašaras išlieka šviežus ir kiekvieną kartą permaišant, paduodant karvėm ėsti. Pilnai pasiteisino ir savo lūkesčius atitiko. Grėblys šoninio grėbimo, virš 7 metrų darbinio pločio. Iš karto buvo baisu, nes visą laiką buvo naudojamas centrinio grėbimo grėblys, bet šoninio grėbimo grėblys pasiteisina tuo, kad mažiau tenka po jo grėbimo su presu presuoti. Taupomos kuro sąnaudos. Kaip ir prieš tai minėtais padargais, traktorių taip pat labai džiaugiamės, pateisino lūkesčius ir, žodžiu, tik reikia žinoti, ko norit ir su margučiais visada susišnekėsit. Senai su margučiais bendraujam, bet va tokį stambesnį projektą tai pirmą kartą. Kadangi rašėm projektą, stambesnę techniką pirkom pirmą kartą. Nuotaikos optimistiškas, kainos nelabai, kaip sakant. Tikimės, kad vis tiek turi kažkiek tą situaciją gerėti. Jo našumas labai padidina visą darbo eigą. Lyginant anksčiau, palyginkim, yra apie 30 hektarų šienaujamų pievų. Su lenkiška šienapieve, sena ta, sakykime, 1,5 metro, tai užtruktų, praktiškai pradedi šienauti, vasaros pradžioj baigi pabaigoj. O šiuo metu šienavimas trunka 3 dienas. Tai akivaizdus darbo laiko taupimas. Žinoma, ir esu rekomendavęs. Sakau, tik reikia žinoti, ko norit, kreipkitės į margučius ir padės.